Prieš 100 statytas Lukiškių kalėjimas iš Vilniaus centro greičiausiai išsikraustys negreit. Daugiau kaip 100 milijonų litų vertės Lukiškių kalėjimų iškeldinimo konkursas užstrigo. Komisijos netenkina ne vieno iš 3 konkurso dalyvių pasiūlymas, o pigiausiai iškeldinti kalėjimo pasišovusi bendrovė pašalinta iš konkurso. Pasipiktinę verslininkai kalėjimų departamentą apkaltino korupciją ir kreipėsi į STT. Kitąmet 110 metų jubiliejų minėsintis Lukiškių kalėjimas Vilniaus centre greičiausiai sutiks dar ne vieną sukaktį. Mat kaltinimų korupcija sulaukęs jo iškeldinimo konkursas užstrigo. Mažiausią kainą pateikusi bendrovė kreipėsi į viešųjų pirkimų tarnybą ir STT, nes įsitikinusi, kad kalėjimų departamentas iš konkurso ją pašalino tyčia ir šansą įgyvendinti 100 milijoninį projektą padovanojo konkurentams. Mums labai kelia didelius įtarimus kalėjimų departamentų pirkimo komisijos veiksmai, kadangi jie visomis galimomis priemonėmis stengiasi pašalinti mus iš pirkimų proceso. Verslininkai sako, kad iš konkurso buvo pašalinti dėl vienintelės formalios ir absurdiškos priežasties. Esą komisijai neįtiko pateikta verslo plano skaičiuoklė. Nors aiškaus pavyzdžio, kokia ji turėtų būti, anot pašalintos bendrovės nebuvo. Mes turim pakankamai kompetitingus specialistus ir patirtį ir mes galim užpildyti bet kokios formos Excel lentelę. Visi kompiuteriuose turime Excel programą ir jeigu komisija suformuluoja aiškius reikalavimus, kurioje vietoje turi būti įrašytas duomuo, o kurioje vietoje turi išplaukti iš tam tikrų skaičiavimų duomuo, tai mes pilnai būtume tą atlikę, tačiau komisija šitoje vietoje sąmoningai ar nesąmoningai jinai paliko tam tikras juodas žymes. Kalėjimų departamentas aiškina, kad trūkumų pašalintoji bendrovė turėjo daugiau, tačiau detaliau jų nekomentuoja, tik užsimena, kad City Service bandė parduoti katę maiše. Šito dalyvio finansinis pasiūlymas neatitiko konkurencinio dialogo sąlygose numatytų reikalavimų. Bet kokie tie reikalavimai platesnė prasme, galit paaiškinti? Negaliu komentuoti. Mes perkam daiktą, tai yra paslauga, kuri veiks 21, 22 ar 3 metus. Ir jame yra numatyta indeksacija ir kiti dalykai. Tai pati formulė turi veikti, kas bus, kaip indeksuosim. Pas vieną dalyvį nepakankamai tas veikia. Ir jų aiškinimas, kad tai evangelijos įrašai yra kažkas, ne visai tiesa arba visai netiesa, tai yra pats modelis neveikia. Sudėjus kitus indeksus, tokie, kurie bus realūs, faktiškai mes nežinosim, kiek reikės mokėti. Lukiškių kalėjimą norima iškelti į netoli Kauno esančias Pravieniškes. Privatus investuotojas už 100 milijonų litų turėtų rekonstruoti nenaudojamus Pravieniškių kalėjimo pastatus ir 25 metus juos prižiūrėti, o Lukiškių kompleksą planuojama parduoti. Visų 3 konkurso dalyvių City Service, Haner ir MG valdos pasiūlymai įrengti naujas patalpas Pravieniškėse. Tam numatyta 100 milijonų litų sumą viršijo 2-3 kartus. Kalėjimų departamentas tikisi iš vyriausybės gauti papildomų pinigų ir procedūras tęsti derantis dėl naujos kainos. Tai gali užtrukti pusmetį. Ar į šį procesą bus grąžinta City Service, paaiškės artimiausiomis savaitėmis. Reporteris Artūras Paknys, Vilnius.